Karaliaus Mantūro būgnai. Toli, toli, už aukštų kalnų buvo graži karalystė, kurioje valdė karalius Mantūras. Jis buvo išdidus valdovas, turėjo aukso sostą, spindinčią karūną, apvalų fontaną ir pilnutėlį kambarį saldainių. Karalius Mantūras labiausiai pasaulyje mėgo save. Kiekvieną rytą jis garsiai tvirtindavo: Aš esu pats protingiausias, gražiausias ir nuostabiausias karalius visame pasaulyje. Aš visada teisus. Tai sakydamas, jis išpūsdavo krūtinę taip, kad patarėjams atrodydavo dar truputis ir jis pakils į orą kaip balionas. Tačiau Mantūras turėjo keistą bėdą. Kai kas nors bandydavo jam paprieštarauti, jo ausyse iškart pradėdavo dundėti būgnai ir viskas, ką jis girdėdavo, virsdavo į bla, 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 Mantūras teisus. Vieną dieną, sėdėdamas soste ir žiūrėdamas pro langą, jis sugalvojo naują, genialią idėją. Mano karalystė graži, bet pavadinimas nuobodus. Nuo šiol ji vadinsis Mantūrija. Patarėjai bandė paprieštarauti, bet būgnai jau dundėjo karaliaus ausyse. Ir visi jų žodžiai pavirto į bla, 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 Mantūras teisus. Karalius patenkintas mostelėjo ranka. Štai, puikus sprendimas. Tačiau Mantūrui greitai pritrūko naujų didingų sumanymų. Kartą, vaikštinėjant upės pakrantę, jis stabtelėjo ir užsižiūrėjo į seną, bet labai tvirtą akmeninį tiltą. Garsiai mąstė jis. Šiam tiltui trūksta grožio. Jis per daug paprastas. Reikia statyti naują tiltą, ryžtingai tarė karalius. Noriu pirmojo pasaulyje plunksnų tilto. Patarėjai vos nenugriuvo iš siaubo. Bet valdove, plunksnos gi silpnos. Tačiau karaliaus ausyse jau karaliavo būgnai. Ir jis girdėjo tik bla, 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 Mantūras teisus. Valdovui įsakius prasidėjo statybos. Darbininkai dirbo nuo kojų iki pat nosies galiuko aplipę plunksnomis ir atrodė kaip dideli spalvoti viščiukai statybininkai. Po kelių savaičių naujasis tiltas buvo baigtas, linguojantis, siūbuojantis, tarsi pripūstas oro. Atėjo iškilmingoji tilto atidarymo diena. Visi karalystės gyventojai stebėjo, kaip pasipuošęs jų karalius pirmas žengia ant tilto. Vienas žingsnis, antras, trečias. Šlabinkšt, tiltas subyrėjo. Plunksnos pasklido po visą upę, o Mantūras su dideliu pliumptelėjimu įkrito tiesiai į vandenį. Patarėjai pribėgę mėgino paaiškinti. Valdove, mes juk sakėme, plunksnos jos per silpnos. Nesąmonė, supyko Mantūras. Tai upė, ji kalta, ji mane išmetė. Ta pačią dieną jis iškabino draudžiamus ženklus prie upės. Draudžiama žvejoti, maudytis, semti vandenį, žiūrėti į upę. Žmonės tik atsiduso ir tylėjo. Bet po kelių dienų
sodai pradėjo džiūti, žvejai nebeturėjo žuvies, o gyvuliai liko be vandens. Galiausiai į rūmus atėjo žmonės ir liūdnai pranešė, kad palieka karalystę, nes be upės gyventi tapo nepakeliamai sunku. Karalius sėdėjo vienas savo soste. Pirmą kartą jam buvo tylu. Per tylu. Ta tyla užsitęsė visą dieną, paskui dar vieną, kitą, kol galiausiai į rūmus įžengė mažutė mergaitė, vos 4, laikydama molinį puodelį su upės vandeniu. Ji atrodė drąsi ir ryžtinga. Karaliau, išklausyk, turiu tau pasakyti kai ką labai svarbaus. Mantūras net krūptelėjo, dar niekas su juo taip nėra kalbėjęs. Mergaitė tęsė. Žmonėms nepatinka naujas karalystės pavadinimas. Ir visi žino, kad tas tiltas iš plunksnų buvo labai silpnas. Net aš tai žinau, nors man tik 4. Ir kalbėjo mažoji, jūs turėtumėte daugiau kalbėti su žmonėmis, išklausyti juos, o ne tik jiems įsakinėti. Ji ištiesė molinį puodelį. Štai, išgerkite upės vandens, jis skanus, gal tuomet išgirsite ne tik save. Mergaitė žvelgė į karalių, kuris pirmą kartą neturėjo ką pasakyti. Jis paėmė puodelį ir netaręs nė žodžio gurkštelėjo vandens. Ir tą akimirką galvoje tapo tylu. Būgnai nutilo. Jis išgirdo paukščius, vėją ir tylų upės čiurlenimą. Tiltas iš plunksnų, juokėsi karalius. Ir kągi aš sau galvojau. Kitą rytą karalius nuėmė draudžiamus ženklus. Pakvietė sugrįžti žvejus, sodininkams atnešė vandens, o žmonėms tarė. Noriu jūs girdėti, tikrai girdėti. Žmonės net suplojo iš laimės, niekas nebuvo matęs tokio karaliaus. Nuo tos dienos jis pasikeitė. Netobulai, ne iš karto, po truputėlį. Kartais būgnai vis dar sudundėdavo, bet tuomet jis sustodavo, giliai įkvėpdavo ir pabandydavo išgirsti žmones iš naujo. Ir kuo dažniau jis klausydavo, tuo rečiau būgnai grįždavo. Karalius suprato vieną paprastą tiesą. Karalystė klesti ne tada, kai jis viską sprendžia vienas, o tada, kai karalius girdi savo žmones.